Kokius etapus reikia praeiti kaip bernui, kai, tipo, kad merginai patiktų tas seksas, ar tipo, jis būtų malonus? Malonumas prasideda ne tik sekso metu. Jis prasideda nuo panoms, jis prasideda nuo emocinio artumo. Jeigu jinai jausis pastebėta ir jeigu jinai jausis mylima, jeigu jinai jausis graži, pirmiausia, faina, geidžiama, nes, ta prasme, ne ateiti ten papaundinti. Tai čia yra nulis malonumo, panai, aš tau garantuoju. Gerai. Aš visą laiką galvoju apie tai, kaip aš nepasilgau būti paauglė. Praleidu šitą pusdienį su jais. Su kolega žiūrėsim, stebėsim naujas vaikinų patirtis. Kaip suprast, kai mergaitė nori, pavyzdžiui, pasibučiuoti, pasilažyti ar ten, pavyzdžiui, seksą, nežinau. Kaip suprast? Tipo, nežinau. Tas klausimas, jisai fundamentalus. Kaip nuskaityti, kad prie merginos jau saugu yra prieiti ir kad aš nebūsiu atstumtas. Šitas klausimas, jisai galioja ir paaugliam, vaikinam, ir vyriškiam, visiems, kurie jaučia didelį pažeidžiamumą rodyti iniciatyvą, bet kokią. Kaip Ana parodo? Blemba, labai aiškiai. Tai, kad jinai domis tavim ir kažkaip turi su tavim santykį ir yra arti. Bet tai kaip jis, bišas turi suprasti, kad, tipo, jį nori to ar ne? Tu visą laiką gali paklausti. Kai esi santykiuose ir nežinai tarsi, ko jai reikia, tai kokie pagrindiniai dalykai. Paklaus, ko jai reikia. Kaip reikia išsiaiškinti, kada mergina jau pasiruošusi į intymų gyvenimą? Tai paklausk. O tai kaip žinoti, kaip prieiti ir su mergina šnekėti? Tai paklausk. Paauglystė tuom irgi yra ypatinga, kad megzti stiprų emocinį ryšį yra anksti jų smegenims. Jie greitai įsimyli, tai simpatizuoja, greitai gali tapti pora, bet išlaikyti ilgai, išbūti ilgai pora, retas, kuris pajėgia. Realiai tai yra vienas iš tikrai labai nedaugelių jų galimybių prisiliesti, realiai prie, kad kalba apie tai žmonės. Kalba pana, kalba žmonės, mes galim dabar pačiupinėti šitą temą. Ne kažkur interneto platybėse, bet čia gyvai akis į akį. Jo. Aš vis galvoju apie tai, kad jie neišvengiamai žiūri pornografiją. Ir čia yra turbūt ta vieta, kur labai norėtųsi jiem padėti atsikratyti kažkokių įsivaizdavimų, kaip vyksta dalykai, kaip žmonės mylisi, kaip moteris elgiasi sekso metu. Išmokti, gebėti, kalbėti apie tai, gal kiek nepatogu, gal truputėlį nejauku, bet tai visai nėra gėdinga. Pornografija gali labai stipriai nujautrinti. Tikri santykiai tampa prėski, beskoniai. Pornografijos prisižiūrėjęs paauglys, jisai paimti merginą už rankos, apkabinti ją, pabučiuoti, jis to nevertins kaip kažko, tai kas teikia ją malonumą, nes neteikia jokio malonumo, nes jos smegenys perkrautos yra visai kitokiais vaizdiniais. Nes kokia alternatyva tau lieka chebra, kurie labai didelė tikimybė, kad ten pagazuoja ir viską pagražina ir papasakoja dalykų, kurie, didžiąją dalim turbūt jų niekada nebuvo ir net, tai greičiausiai yra vaizduotės vaisius, norėjimas vėlgi kažkaip, kad tave, priimtų ir taip toliau. O kad su panom apie tai kalbėt, čia iš vis kosmosas. Žaidimas Godopoko, žaidimo tikslas pasižiūrėti, o kaip jūs veikėt kiekvienoje situacijoje. Klasiokas Majus turi pakviesti klasiokę Rūtą į pasimatymą, nors klasiokė Rūta yra nusižiūrėjusi kitą vaikiną. Sveiki. Už ką? Aš esu tavo klasiokė, man nėra 80 metų. Koks tavo vardas? Aš tavo klasiokė. Labas, ką veiki? Gerai, palauk. Labas. Toks nejaukus dalykas, užmiršau tavo vardą. Atsiprašau, gal gali priminti? Rūta. Taip, ačiū. Žiūrėk, turiu tokį klausimą. Tu man labai patinki.
Ir norėčiau tave pasiklausti, ar norėtum su manim nueiti į pasimatymą? Nelabai. Kaip gaila. Už ką? Nu, tas kaip gaila, galėjai dar toliau bandyti. Tai mūsų šiandienos tikslas bus iš tos schemos išeiti ir bandyti tokius būdus, kurių jūs dar nebandėt, dar nežinot. Bet čia reikės eiti ir bandyti, kažkaip išmušti tą seną schemą ir pabandyti kitaip. Kas vyksta? O tu šizikas esi. Blemba, o tu eina žiūri, tau savo akutėm žiūri. Eina laižas su kitom, kiek tu su kokiom dar esi pasilaižęs? Koks tavo skirtumas? Nes tai, ką Artiomas padarė, mane žiauriai išmušė iš vėžių. Ir aš iš tikrųjų tada pamečiau savo planą. Ką veiksi šį savaitgalį? Neturiu planų. Jeigu neturi planų, tai galėtume šiaip nueiti kokį biliardą pažaisti. Nemėgstu, man nepatinka. O ką norėtum tada? O ką tu gali pasiūlyti? Galėtume nueiti į parką, po to pavalgyti kažko. O kodėl tu nori su manimi eiti? Galėtume pasikalbėti daugiau. Šiaip apskritai pažinti vienas kitą. Už ką? Neišgirdai mano klausimą. Aš noriu su tavim būti, nes noriu patirti džiaugsmą ir nuveikti kažką naujo su tavimi. O ką tu matai jame, ko nematai manyje? Aš tavęs nepažįstu. Tai mes galim labiau susipažinti, kai jeigu išeitum su manim. So cute. Tai ryt tinka. O kur mes eis? Ką mes veiks? Tai einam į parką pasivaikščiot, pakalbėsim. Nu gerai. Very cute. Ir labai svarbu, čia nėra nei laimėjimo, nei pralaimėjimo. Čia labai, įsidėkit tą į galvą. Jūsų užduotis yra kuo daugiau kartų bandyti. Dabar paėjo. Kitas kartas klaustukas. Aš nesu paauglys, aš nesu jų grupės narys, jų chebros narys. Bet jie stengiasi padaryti teisingai. Lyg nugirdę, lyg matę, lyg bandydami kažkokį standartą atitikti. Nerandu su kuo pradėti. Žodžiai nelemta, ne? Ok, dabar ne apie žodžius, prisiminkim poreikį. Koks poreikis yra? Ko tu nori iš jos? Pasikeisti ją į savo namus. Ok, čia toks pirminis laiptelis. Bet iš tikrųjų, ko tu nori? Įsivaizduoju situaciją, iš tikrųjų draugavai pusę metų, apie ką kalbėjom. Koks poreikis tavo? Ko tu nori iš jos? Tyrinėjasi, kur žvilgsnį dėdė. Aš negaliu susikaupt normaliai. Lukai, tu lengvai gali išeiti iš tokios situacijos ir ateity, ir čia tiesiog žmogui leisdama suprasti, kas su tavim vyksta. Čia yra numeris vienas dalykas. Galiu minutę nueiti. Tiesiog lūžau. Pradėjau verkt, pradėjau taip išeidinėti, taip pat atsistumt. Nes man tiesiog nelabai patinka viešoj vietoj verkt, man tai geriau tiesiog privačioj vietoj. Nelabai gali vyras verkti, bet yra tam tikrų situacijų, kur gali. Mano manim, kuo ten žmogus kažkaip auga, vystosi ir taip toliau, tuo mainasi šitie dalykai. Yra labai daug moteriškų vyrų ir labai daug vyriškų moterų. Čia tak, žinai, čia gali kombinuoti kiek tik tai nori. Nėra vienos formulės, kokie vyriški mes vyrai turim būti. Čia svarbu turbūt yra ta autentika ir aišku, tvirtybė, stiprybė savo pažeidžiamume. Ir nebijoti, kad tai yra kažkoks silpnybės, silpnumo ženklas, tai jautrumo ženklas. Ir ar tai vyriška, tai žmogiška. Nepabėg. Aš
Aš manau apskritai, kad baimė ir įprotis būti saugiai, patogiai, švelniai, būti apkaišėtiems pagalbių, bet ir kaldrų, ir čiužinių, ir dar apsauginių liemenių visokių, jie nepažįsta nepatogumo. Ir aš suprantu, kad tai daugeliu ateina iš noro apsaugoti savo vaikus nuo viso, kas yra bloga šiame pasaulyje, bet blemba, tie vaikai išeina kažkada iš namų ir susiduria su pasauliu, kuris yra labai labai visoks. Ir tada jie nebežino, ką daryti. Ne, aš bandžiau suprasti, ką ten per nesąmonę šnekėjo biškį. Aš toks biškį mėgojau, dar ir ten atėjo, aš toks nieko nesupratau, kas čia vyksta. Tai. Turėjom Godopoko, ar ne? Principas, juk kad pažinti, o kaip tas žmogus jaučiasi, kas su juo vyksta, o ne tik tai savo berti. Tas žaidimas, nors ir visai paprastas, bet aš labai jaudinausi, prakaitavau, labai pergyvenau. Aš šiaip labai nenorėjau eiti ir kalbėti, todėl kad man, jeigu aš kokią nors klaidą pasakysiu ar neteisingai pasakysiu, tai man taip labai užstringa ir ant sąmonės tai pasilieka labai ilgam. Ir tai kaip ir tokia kenkėjiška forma. Tai buvo tikrai naudos, nes kaip galėjom pasimokinti iš savo klaidų, kai mums davė feedbacko ir paaiškino mums, ką reikia, ne ką reikia kitaip daryti, bet ko nedaryti. Ir tada visą laiką bandėm kitų game planų daryti, biškai ir pasitarėm tarpusavį su Vakariu, kuris prie manęs sėdėjo, kad tipo, kartu link to prieiti. Prisimenu, kaip sakė, kad reikia, kad maloniai jaustųsi. Ne tik, kad kažko tau reikia, bet kad ir jai reikia. Ir daugiau domėtis apie ją, ne tik ateiti, ko tau reikia. Aš norėjau pasakyti, jeigu tu man duosi nusirašyti, aš turiu 250 eurų savo kuprinėje. Parodyk. Galiu nueiti tą. Ištrauk, galim parodyti. Ir tu man duosi tos 250 eurų? Taip. Už nusirašymą? Taip. Gerai, ačiū. Easy. Nusprendžiau duoti 250 eurų, nes tiek dabar turiu santaupų. Ja. Uždėkite ranką žmogui ant peties tam, kuris jums atrodo gudrus. Uždėkite ranką žmogui ant peties tam, kuris yra draugiškas. Ir šiaip buvo smagu, kai tave paliečia tos savybės, kurią tu turi ir žinai, kad tave žmonės pažįsta. Uždėkite ranką žmogui ant peties tam, kuris galvojat, kad yra atkaklus. Tai aš gal pradžio šis gal padėkoti visiems, nes kažkaip labai buvo, toks malonu ir smagu, kai sėdėjai ir tau paliečia petį. Aš pasivėjau gal ir su šita žmonių grupe, žymiai, labiau rūpinas, daugiau tų tokių gerų savybių išlenda negu šiaip. Šiaip labai viską tingiu daryti, bet čia gal, žymiai daugiau padarau tiesiog. Labai smagu, kad ir jaučiuosi priimtas labai. Kas pirmas 6 atneš? Pakaiduot žaidimą, tai visi energingi, gyvi. Jokių problemų su tuo, ką daryti dabar, kaip dabar veikti. Kas vyksta? Paklaus, ko jai reikia. Tai, bet klausti ir nepasako tau. Tai kas, ko jūs bendraujate? Ta prasme, ar jos nemoka kalbėti? Tai ką aš žinau, tai